Labas, pradedam baigti. Tęsiam ciklą apie energijas matricoj. Tai šiandien pakalbėkim apie 17 energiją. Apie ją kalbėti man patinka, nes aš ją turiu ir ją turiu pradirbti. Tai čia visiškai mano sritis. Tai 17 energija yra žvaigždė. Tai yra žvaigždės energija, jinai kalba apie profesionalumą, apie tokį, gal net galėčiau sakyti, savotišką kūrybiškumą ir apie tiesiog tokį žinomumą gal. Jo, žinomumą. Nes jeigu pliusė 17 energija, tarkim, esi gimusi 17 dieną, tai ir išgyveni šitą energiją pliusę, tai yra toks vidinis užtaisas, kur jeigu tu įeini į kažkokią patalpą, jeigu tu tiesiog negali nelikti nepastebėta su 17 energija, todėl kad ta charizma tokia spinduliuoja iš vidaus. Tai sveikinu su tuo visas žvaigždutes gimusi 17 dieną. Gana pozityvi energija, tokia labai palanki saviraiškai, tai tokia ryški ir tokia bombinė vidinė energija. Tai jeigu ją išgyveni pliusę, tai turi šansą tapti žvaigžde. Tiesiog tu netelpi savy, tau reikia kažkur pasireikšti. Tikėtina, kad vaikystėje lankai kažkokį būrelį arba meno mokyklą, ten, kur galėjai save parodyti, nes 17 energija yra apie parodymą savęs. Paprastai galima sakyti, kad 17 energija tai yra apie tokį ryškumą. Tai kad tu nori išsiskirti su tą energiją turint, tai fiziškai gali kažkaip norėti išsiskirti, bet nebūtinai. Gali būti ir tokia slapta žvaigždutė, kur jautiesi viduj, tiesiog gal dar nesi pradirbęs arba pradirbus to savo vidinės energijos ir tu dar nenori, tai čia jau minusinė pusė būtų, jeigu tu nenori kažkaip savęs rodyti, žodžiu, niekur likti kažkur šešėlį, kad manęs tik tai niekas nematytų, tai jau čia minusinė pusė 17 energijos, bet net jeigu ir tu nesijauti, ta prasme, šiai dienai arba šiai akimirkai nesinori tau ten kažkaip ryškiai išsiskirti iš minios, tai viduj, giliai širdy, tu tikrai žinai, kad tu esi žvaigždė ir kartais net nereikia tau kažkokio išorinio aksesuaro arba ten kažko spindinčio. Nes tu nes tu spinduliuoji iš vidaus savo talentais, gebėjimais ir nebūtinai visą laiką reikia tau ten kažkokio, išorinio patvirtinimo, kad tu esi žvaigždė. Tai jeigu galima būtų pasakyti, kažkaip apibūdinti šitą arkaną, šitą 17 energiją vienu žodžiu, tai ryškumas galima būtų sakyti. Ta prasme, ten, kur ryšku, ten, kur tokios stiprios ryškios emocijos, ten, kur ryškiai išvaizda, tai va ten 17 energijos yra komforto zona. Ir labai svarbu tą savo energiją atpažinti, pripažinti ir pasileisti link tų žvaigždžių tuo savo keliu ir nebijot savęs kažkaip parodyti pasauliui. Nes niekas, jeigu tu savęs neparodysi ir jeigu tu sėdėsi, turėsi kažkokių problemų su saviverte ir tu jos nepradirbsi,
tai niekas ir nežinos, kad šalia tokią žvaigždę turi. Tai reikia ją pradirbti. Jeigu dar tu jos nesi pradirbęs arba pradirbus. Ir jeigu tu išgyveni šitą energiją pliuse, tai nėra tiesiog kito kelio, kaip eiti vis aukščiau ir aukščiau link to profesionalumo tavo pasirinktoj srity. Tiesiog nėra kitaip. Tu negali stovėti vietoj ir va, tas tavo kelias link žvaigždžių, tai ir yra tas lipimas į tą kosminį savo kalną, kur tu su kiekvienu pasiekimu, su kiekviena patirtim, su kiekvienu kažkokiu patyrimu, tu vis arčiau žvaigždžių esi. Tai tas profesionalumas, tai labai patartina kuo anksčiau išsigrynint savo šitas savybės ir gal nesimėtyt, o tiesiog eit tuo vienu keliu, nors tikrai turiu aplinkoj žvaigždučių, kurie sugeba paraleliai dar ten 3 veiklas padaryti. Bet jeigu tu tą sugebi padaryti profesionaliai, o ne paviršutiniškai, ten, tarkim, kaip 5 energija, kuri ten biški ten pasiima ir tada iš to, ta prasme, nesigauna to bendro paveikslo, tai reikėtų ties tuo profesionalumu dirbti, žodžiu, šitai energijai. 17. Šitai energijai yra labai svarbus populiarumas. Tai profesionalumas irgi vienas iš būdų būti populiariu, nes kada tu darai kažkokią savo veiklą ar kažkokį dalyką labai gerai, tai tu automatiškai tampi žinomu iš lūpų į lūpas. Ir visiškai nebūtinai turi ten, tarkim, kaip kokią pasaulinio lygio žvaigždė, tarkim, mane, jeigu jau tu nesi, tai tu nesi žvaigždė, ne. Čia yra kalba apie tai, kad tu su savo 17 energija gali būti, tarkim, mechanikas ir tu gali būti žvaigždė, todėl kad tu geriausiai darai tuos savo dalykus, tau reikia mažiausiai laiko, tu gali tą problemą ten greitai identifikuoti ir ją išspręsti ir tu esi žvaigždė, nes tavo ta vidinė charizma ir tavo tie gebėjimai leidžia tau būti žinomam. Taip pačiai bet kokioj srity, grožio srity, tu gali būti žvaigždė. Tai va, čia yra apie tai. Tai ta tavo veikla, kurioje tu esi, tai tu gali, jeigu tu myli, ką darai, tai tada ateina pas tave profesionalumas, ateina žinomumas, tada pas tave ten klientų, žodžiu, daug yra ir visi nori pas tave, nes tu dar turi ir tą tokią vidinę šviesą, tą žvaigždės, žodžiu, charizmą ir tą pozityvę tokią vidinę energiją. Tai dėl to žmogus nori tavęs kaip profesionalo. Ir nebūtinai tu turi būti žvaigždė, ten, tarkim, šalies mastu. Tu gali būti savo darbo žvaigždė, tu gali būti savo šeimos žvaigždė, žvaigždė, kad visi žino, šitas tai yra žvaigždė, o mes turim savo šeimoje žvaigždę. Tai va. Tai jau tas mūsų, tai tikrai žvaigždė. Jau aš tai, blankstu. Linkėjimai, jeigu žiūrėsi. Tai va. Ir labai, tai va, savęs, šitai energijai savęs reklamavimas ir tas, kad kuo daugiau žmonių apie tave žinos, tai yra labai didelis pliusas, nes apie tokią žvaigždę kaip tu, tiesiog negali nežinoti.
nežinau. Tai, žodžiu, Instagramas, visos socialinės medijos, Facebookas ir visi kiti, žodžiu, kanalai, tai va ten turi būti tavęs daug, dėl to, kad reikia, žodžiu, tave atrasti. Ir ne tik, kad apie save duot žinot pasauliui, bet ir nuolat tobulint savo talentus ir gebėjimus. O tam, kad juos tobulintum ir šlifuotum, tai tau reikia juos žinot. Tai va, tai labai geras įrankis yra ir likimo matrica, ir astrologija, ir kiti numerologijos metodai. Tai tiesiog pasidomėk, atpažink, rask, sužinok ir juos nuolat tobulink. Dar pliuse, tai 17 energijos savininkas arba savininkė nemėgsta pilko nuobodaus, žodžiu, gyvenimo, čia ne jam visiškai, gali nuvesti į depresiją ir visokius kitokius psichinės sveikatos sutrikimus, nes su 17 energija tiesiog tu negali gyventi rutinoje. Tai yra neįmanoma, su pliusu tai yra žmogus, kuris siekia savo svajonių, kuris žino, ko nori, jis žino, kas jis yra, eina paskui savo svajonę, tiki savim, čia yra labai svarbu, jeigu tu šitą išgyveni energiją. Ir tiesiog, tu žinai, kas tu esi, tu eini tuo savo keliu, tu tobulini savo gebėjimus, talentus ir tampi žinomu profesionalu. Tai išgyvenant šitą energiją pliuse, tai labai svarbu, kad tu suprastum, kad tu esi čia tam, kad atskleistum žmonėm, kitiem savo talentus, nes kūrybiškumas pas tave ten aukščiausio lygio ir kad tu tais savo talentais ir gebėjimais galėtum pasidalinti su kitais. Tai žinok, va, kaip suburtų lazdelė, žinok, kad jeigu tu turi 17 energiją, tai tu turi labai gerą ryšį su kosmosu, per tave teka daug tos žvaigždžių kosminės energijos ir tu ją turi perduot ir tu turi, žodžiu, džiugint save pirmiausiai, paskui žmonės, paskui kitus žmonės. Nes esi tiesiog žvaigždžių vaikas, išbučiuotas, pabučiuotas, palaimintas ir tau būtinai reikia pasireikšti, išsigrynint šitam gyvenime. Čia yra labai svarbu. Nes pliusė šitą energiją tai yra apie arba tu esi žvaigždė, arba tu padedi kitiems atpažint žvaigždę savyje. Tai ką aš jau darau ir pas mane 17 energija stovi finansuose, tai kada aš tą supratau, tai pasukau šitų keliu, kad nes man iš savęs žvaigždė nepatinka daryti, bet labai patinka atpažinti tuos talentus ir tuos gebėjimus ir tuos, žodžiu, visas dangus duotybės kituose žmonėse ir todėl pasirinkau šitą kelią, kad galėčiau atpažinti žvaigždę tavyje ir visą tą didžiulį potencialą. Nes jeigu imsime dabar minusinės pusės 17 energijos, tai yra apie tai, kad turi savyje 17 energiją ir
tu jos nepripažįsti. Nu, tarkim, tau sakai, kad tu ten turi talentų, labai daug talentų, tu gali būti žvaigždė, tu gali būti profesionalas ir tie tokie, ne, eik, tu čia ne apie mane, tikrai ne. Nu, iš kuklumo tikrai dar niekas nenumirė, bet vat 17 energija minuse galėtų. Tai svarbu suprasti, kad čia yra minusinė pusė, nes kur tu juos gyvena žmogus, užsivedžiau, gyvena žmogus su tokia energija, su tiek talentų ir dėl kažkokių priežasčių numušta savivertė, jisai dirba, ten gyvena, kenčia, žodžiu, gyvena kančioj. Ir pasirinkimas toks. Ir dar pasakai, kad tu turi talentų arba turi ten kažkokių kosminių gebėjimų. Ne. Taip liama, žodžiu, viskas įmanoma, reikia tik tai laiko. Tai aš labai tikiu tokiam žvaigždėm, aš tikiu, kad jas galima įžiebti, tik tai reikia truputį daugiau laiko. Nes gal pradėkim nuo to, kad jeigu tu šitą energiją apie tokį savęs parodymą, ne? Tai jeigu tu turi svajonę, kažkur ten giliai širdį palaidota, ir nesvarbu kiek tų metų, bet jeigu tu tą svajonę turi, ir jeigu tu ją bijai savo pripažinti ir savo parodyti, kad, ta prasme, iškelt tai šviesą, kad tu ją turi, tai kaip mes galim kalbėti apie tai, kad tu tuos savo talentus gali panaudoti kažkur visuomeniai. Tai pirmiausiai, tai pats pirmas žingsnis, tai yra tiesiog priimti ir pripažinti savo, išsitraukti savo svajonę ir ta prasme, niekas nėra vėlu ir niekada nevėlu. Jeigu tu esi čia, jeigu tu gyveni ir jeigu turi stiprų norą keistis, tai niekada nevėlu. Taip. Pavyzdžiui, kaip ir daugelis, ar ne, ten mėgsta dainuot vonioje, arba ten kažkokį vaikystėje turim kažkokį pomėgį ir kažkas tau vaikystėje pasakė, kad tu to negali daryti. Ir tu pradėjai matyti save to žmogaus akim. Ir pradėjai tikėti, kad tu tikrai negali to padaryti. Tai ir gyveni su tuo daug metų. Ir leidi savo taip gyventi ir gyventi toj kančioj, nors tu turi kiekvieną dieną, kurioje tu gali pakeisti viską. Priimti sprendimą, tu visada gali rinktis. Visada. Ir net tada, kada tu nieko nedarai, tai irgi yra pasirinkimas. Tai jeigu, kai įsigazuoju, jeigu trumpai, tai tu esi tarpininkas su 17 energija, turi didelį potencialą išreikšti, parodyti savo talentus. Ta prasme, tu esi tarpininkas dangaus, Dievo, visatos, nežinau, kas kam priimtina. Tu esi tarpininkas, per kurį gali tie talentai pasireikšti. Tiesiog gimei šitą dieną, pasirinkai šitą datą ateidamas ir taip yra. Bet tu kažkodėl vieną dieną sugalvojai, kad tu talentų neturi, tą visą srautą uždarėjai su tuo savo pareiškimu ir sėdi, nelaimingas arba nelaiminga. Tai įdėsiu ten apačioj skaičiuoklę, nors jeigu čia esi ir klausai, tai žinai, apie ką aš kalbu, įdėsiu skaičiuoklę, pasiskaičiuok ir pasižiūrėk, ar pas tave kažkokioje pozicijoje yra 17 energija. Ir jeigu jinai yra pas tave, tai aš esu žvaigždžių prodiuseris, tai žodžiu, galim susitikti ir pasikalbėti apie tavo talentus. O jeigu
nori, gali paieškoti kito prodiuserio, bet svarbiausia, kad suprast, kad tu esi čia tam, kad neštum džiaugsmą per savo talentus ir profesionalumą ir pozityvę energiją. Dar vienas toks riebus minusas 17 energijos, tai iš viso to ir išplaukia, kad žmonės dažniausiai su šitą energiją minuse labai linkia kritikuoti ir vertinti kitus žmonės, kurie nieko nepabijojo ir pasiryžo ten save pradėti rodyti kažkur ir savo žinomumu kažką pasiekė. Tai šitie žmonės dažniausiai ir yra linkę kritikuoti kitus vien dėl to, kad jie tą nori daryti, bet bijo. Ir jeigu tu turi kažkokį tai talentą, čia irgi viena iš minusinių pusių, jeigu tu turi talentus, tarkim, kažką labai gerai darai, bet iš to nesugebi uždirbti pinigų, tai irgi yra minusas, nes iš savo talento tam jisai tau ir duotas, kad tu gali užsidirbti ir savo, ir iš tos gausos dar padėti kitiems žmonėms, tai tas tavo talentas yra skirtas tam, kad tu jį monetizuotum. Tai irgi, jeigu tu turi talentą, žiauri kažką gerai darai ir tą nuvertini ir galvoji, kad tai nėra verta pinigų, tai irgi reikia viską peržiūrėti, nes tu iš to gali tikrai uždirbti didelius pinigus. Ir dar dvi tokios minusinės pusės, tai pilkas gyvenimas, kada tu nužudei tą savo svajonę, tu ją palaidojai, gyveni ten, žodžiu, nuo algos iki algos, tu ten daugiau nieko nenori, gyvenimas pilkas, niekas neįdomu. Bet dar yra ir kita tokia kardinali pusė minuso, kada jau žmogus atskleidžia tą savo talentą, jisai tą pripažįsta, jisai suvokia, jisai iš to gali uždirbti ir jisai ten, wow, kaip sužvaigždėja, su juo tenai neįmanoma susišnekėti, tai čia irgi yra ta kardinali kita pusė, tas irgi minusas. Ta prasme, tu negalima tiesiog išsipūsti ir išpūsto savo ego ir gyventi iš to, nes čia yra tokia dieviška energija. Tai čia irgi gaunasi tokios dvi kardinalios minusinės pusės. Tai rekomendacijos 17 energijai yra nesužvaigždėt, bet kokią kainą iki galo, kol tu turi jėgų siekti savo svajonės, nepasiliktam savo toj pilkoj pelkėj, nes tai yra ne tavo, nes tai yra ne tavo prigimtis, nes ne to tu čia atėjai. Tai iki paskutinio siekti savo svajonės, kas be ko daug svajot, pripažinti, kad tu turi tą talentą, kad tu turi nemažai talentų ir ne vieną, pranešti apie save pasauliui. Ir kas dar labai svarbu, kad jeigu tu jau turi labai daug įgūdžių ir esi profesionalas savo srity ir yra šalia tavęs pradedantis žmogus, kur tu matai, kad jisai tikrai turi potencialą labai stiprų, tai neapleisk tu jo, tai gali tu jam padėti, žodžiu, sužibėti, uždegti tą žvaigždutę, įžiebti tą žvaigždutę. Tai esi žvaigždžių vaikas, su tuo tave ir sveikinu dar kartą. Jau turbūt kokį trečią. Ir gal šiandien apie 17 energiją tiek. Man tikrai apie ją buvo lengviau kalbėti, negu apie kokį 16. Tai va, iki.